AGACAD rengiamą webinarą skirtą programų nuomos galimybėms bei naudai parodyti. Su jumis šiandieną bus Ina Kiselytė, pardavimų vadovė. Labą dieną. Ir Jokūbas Vaišvila. Taigi šiandien mes kalbėsime būtent apie programų nuomą labiausiai. Tai šios dienos mūsų temos bus aptariamos prenumerata, Autodesk skirtingos prenumeratos, taip pat Autodesk prenumerata būtent nuoma, tai jos galimybės bus apžvelgiamos. Taip pat šiek tiek aptarsime ir debesų kompiuterijos galimybių panaudojimą bei investicijas į programinę įrangą. Tai visų pirma norėčiau pakalbėti apie Autodesk prenumeratas, kokios jos yra. Tai norėčiau išskirti tris skirtingas teikiamas Autodesk prenumeratas. Tai yra Autodesk Maintenance Subscription, Desktop Subscription ir Cloud Service Subscription. Taigi pati pirmoji tai yra metinė prenumerata. Tikriausiai apie ją nereikėtų labai stipriai plėstis, nes tai yra iš tiesų sena ir labai gerai žinoma visiems prenumerata. Tai yra tikriausiai patogiausias ir ekonomiškiausias būdas naudoti programinę įrangą su visų techniniu palaikymu, visomis paslaugomis debesyse ir visą laiką naujausiamis programinėmis įrangomis. Taip pat šiandienos tema būtent yra apie darbalaukio prenumeratą, Desktop Subscription, kitaip vadinama nuomos prenumerata. Tai ši prenumerata jums gali suteikti prieigą prie naujausios Autodesko įrangos ir jūs mokėsite tik tai tada, kai jūs norėsite. Reiškia, kai jūs naudojate programinę įrangą, jūs galite už ją ir mokėti. Taigi, kaip sakoma, galima mokėti už ketvirtį, kasmet ir nuomotis tą programą. Nebūtinai ją pirkti, o tiesiog išsinuomoti. Trečiasis variantas tai yra Autodesk Cloud Subscription, tai yra debesų paslaugų prenumerata, kur jūs galite užsiprenumeruoti visas esančias debesų programėles ir naudotis jomis. Tai apie jas taip pat mes šiandien ir pakalbėsime. Bet labiausiai šiandien norėčiau išskirti Autodesk Desktop Subscription. Ir po šio webinaro tikiuosi, kad bus daugiau mažiau aišku, kokia prenumerata jums labiausiai tinka. Tai yra prenumerata, kurią galite nuomotis, ar cloud, reiškia debesų prenumerata, ar metinė prenumerata Autodesko. Tai norėčiau pradėti nuo galimybių ir kokią teikia naudą būtent programų nuoma. Taigi, pirmasis, kaip galima pavadinti, šūkis arba galimybė, tai mokėti, kaip naudoji tą programą. Taigi, nesvarbu, ar jūsų projektai yra laikini ar nuolatiniai, jūs galite mokėti už programinę įrangą tik tada, kai ji jums yra reikalinga. Taigi, jūs neturėsite jokių pradinių investicijų ar ir ilgalaikių įsipareigojimų, kadangi jūs galėsite nuspręsti, kada jūs norite naudoti tą programą, kada startuojate ir kada baigėte. Antroji galimybė tai yra lankstus licencijavimas. Tai šios licencijos prisitaiko prie įmonės augimo, darbuotojų kaitos, prie darbuotojų augimo ar mažėjimo, prie pačių projektų taikosi, ar tai yra dideli projektai, ar maži projektai, ar projektų tiesiog skaičius didėja ar mažėja. Taigi, norėčiau parodyti tam tikrą matricą, kurioje jūs galite matyti, kaip kintant darbo pobūdžiui, reiškia, augant darbų apimčiai, gali kisti ir jūsų darbuotojų skaičius įmonėje. Taigi, nuo to gali priklausyti, ar jūs tiesiog nuomositės tam tikram laikotarpiui programinę įrangą, ar jūs ją nuomositės visiems metam, ar jūs tiesiog turėsite pastovę licenciją, kurią galėsite naudoti visą laiką ir turėsite kartu su ją ir metinę prenumeratą, su kuria gausite kasmet vis naują programinę įrangą ir visą laiką turėsite naujausią programinę įrangą. Taigi, dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai jog naudojantis prenumerata, desktop prenumerata, nuomos prenumerata, jūs visada turėsite naujausią programinę įrangą ir išliksite konkurencingi su naujausiamis Autodesk technologijomis. Tai, kaip pavyzdžiui, jeigu jūs dirbate su tam tikra kadinė programa ir tiesiog laimėjote projektą, kuris yra skirtas BIM
BIM taikymui projekte, jūs galite tiesiog išsinuomoti tą programą ir naudotis tą programą būtent tam tikrą laikotarpį ir atlikti reikiamas užduotis būtent tos programos pagalba. Štai čia jūs matote visas siūlomas programinės įrangas, kurias galite išsinuomoti kaip paketus, programinių įrangų paketus, arba pavienės programas, kurias matote dešinėje. Tai yra ir AutoCAD'ai, tai yra ir Revitai, ir kitos programos kaip Maxas ir taip toliau, Inventory. Taigi jūs galite išsinuomoti šias programas metams arba ketvirčiui. Taip pat jums yra suteikiamos papildomos galimybės prieiga prie debesų technologijų, kas yra iš tikrųjų labai patogu ir labai greitai galima atlikti tam tikrus darbus. Taigi galima atlikti tikrai labai greitai vizualizacijas, galime taip pat bendradarbiauti su savo kolegomis debesyse, galime saugoti duomenis, galime modeliuoti tiek energiją, tiek infrastruktūrą, optimizuoti tam tikrus projektus, atlikti tam tikras analizės, kaip pavyzdžiui konstrukcijų analizę, energinę analizę, bei atlikti tam tikrų skanuotų objektų peržiūrą bei perkelimą. Norėčiau galbūt gyvai parodyti, kaip visa tai atrodo. Ir tiesiog keliauju į internetinį puslapį, kas vadinasi Autodesk 360. Taigi šioje vietoje mes galime matyti savo saugomus dokumentus, mes juos galime užkelti naujus dokumentus ir štai čia mes galime išsisaugoti savo visą reikiamą informaciją ir visą laiką ją pasiekti iš bet kurio, sakykime, pasaulio taško. Taigi visa reikiama informacija yra saugoma debesyse ir šią informaciją jūs visą laiką matysite. Taip pat jūs galite šitą informaciją pasidalinti su savo kolegomis, tiesiog pašarindami, pasidalindami šią informaciją, sakykime, su kitais projekto dalyviais. Taip pat dešinėje pusėje jūs matote Autodesk 360 teikiamas paslaugas, debesų paslaugas, kaip pavyzdžiui Green Building Studio, rendering, optimizacija, kaip ir sakiau, inventoriui, recap, tai yra skanuotų pastatų, skanuotų vaizdų redagavimui ir perkelimui į kitas programas ir kitas, sakykime, reikalingas programėles. Tai aš norėčiau atsidaryti vieną iš šių programų, tai yra beta versija, galima sakyti, tai yra kažkas panašaus į AutoCAD'o aplinką, kadangi mes turime pagrindinės braižymo funkcijas, pagrindinės modifikavimo funkcijas bei pagrindinės anotacijų funkcijas. Taigi, bet kuriuo metu mes galime šiame faile, kuris yra internete, mes galime atlikti tam tikrus pakeitimus, braižymus ir visą tai tiesiog išsaugoti ir naudotis visą šitą informaciją kaip, sakykime, bendradarbiavimui su tam tikrais projekto dalyviais. Taigi mes galime uždėti revizijas, parašyti tam tikrus tekstus. Ir tiesiog galime dalintis tą informaciją. Taip pat galime rašyti tam tikrus komentarus, kaip, sakykime, patikrinti revizijas ir jūsų kolega iš karto matys ir atkreips dėmesį, jog reikia patikrinti revizijas ir jisai pasižiūrės štai į šitą vietą. Taip pat jūs galite čia parašyti. Taip pat yra galimybė išjunginėti ar junginėti tam tikrus layerius, kaip, sakykime, aš išjungsiu dabar ašis ir tiesiog ašis dingsta. Taigi, tai yra, galima sakyti, kaip ir darbo aplinka, kurioje jūs galite atlikti tam tikrus darbus. Tačiau jinai yra tokia, galima sakyti, beta versija. Jeigu jūs norite dirbti dar stabiliau, sakykime, internete, tai galima būti, aš pavadinčiau tai netgi Autodesk Lite, kurį galime naudotis internete, kadangi jisai turi iš tiesų plačias galimybės, dar platesnės negu prieš tai rodyta programėlė. Ir mes čia galėsime atlikti dar daugiau funkcijų, turėsime ir galėsime atlikti dar daugiau darbų. Tai
šitoj vietoj mes vėlgi galim atsidaryti savo tam tikrus projektus. Ir mes galime dirbti, sakykime, jau ir AutoCAD aplinkoje. Taigi mes turime pagrindinės funkcijas štai čia, mes turime liniją, apskritimus, taškus, tekstus, revizijas ir kitas galimybės. Taip pat turime visas funkcijas, pasukimą, trinimą ir taip toliau, anotacijų galimybės, įkelimo tam tikras galimybės, peržiūros galimybės, projekto pasidalinimą, reiškia, mes galime pridėti prie šio failo dar savo kolegų, kurie tiesiog galės taip pat peržvelgti visą čia esančią informaciją ir galės pridėti dar tam tikrų savo, sakykime, pataisimų ar savo nuožiūrą pakoreguoti šį projektą. Taip pat mes matysime, kada buvo atlikti tam tikri pakeitimai, tai reiškia, mes turime tam tikrą laiko juostą, kur mes matome, kada buvo atlikti tam tikri pakeitimai. Taip pat iš šios programėlės mes galime išsaugoti brėžinius, taip pat mes juos galime ir atspausdinti, sakykime, jeigu yra reikalas ne ofise prieiti prie tam tikrų brėžinių ir juos išspausdinti, tai mes galime pasinaudoti Autodesk 360 teikamomis galimybėmis. Taip pat mes galime naudotis ir šią programėlę, pradedant savo naują projektą, AutoCAD-inį projektą ir pradėti braižyti štai čia. Tai galbūt tiek apie teikiamas AutoCAD 360 galimybės. Sekantis produktas, ką norėčiau parodyti, tai dabar BIM-inės programos, tai yra Autodesk Revit. Autodesk siūlo šią programą, su šia programa dirbti BIM-o metodologiją. Tai šioje programoje architektams, sakykime, yra labai puikios galimybės atlikti vizualizacijas. Taigi, kaip seniau būdavo vizualizacijos atliekamos jūsų kompiuteryje ir jos užimdavo jūsų ne tik kompiuterio procesus, bet ir jūsų darbo laiką, kadangi paleidus vizualizaciją, jinai apkraudavo jūsų kompiuterį ir jūsų tuo projektu negalėdavo tiesiog dirbti toliau. Tai yra sukurta nauja galimybė, Rendering Cloud, reiškia, mes atliksime vizualizacijas būtent debesų pagalba ir naudosime Autodesko suteiktas galimybės ir jų kompiuterių galimybės. Taigi šioje vietoje mes galėsime nusistatyti mums reikiamus nustatymus, mes norime renderinti, su kokiais norim atlikti vizualizacijas, kokios kokybės tai bus, kokios kokybės vaizdai tai bus, kokio dydžio tai bus vaizdai, formatas išeitinio failo bus ir mes galėsime atlikti tam tikrus renderius. Taigi visi renderiai atsiranda vėlgi mūsų paskyroje Autodesk 360 ir jūs galite matyti, jog mes matom tam tikrus renderius štai čia. Tai ir visa šita informacija bus talpinama iki tol, kol jums ta informacija bus reikalinga. Taigi, iš tiesų, galimybės atsiveria labai plačios, kadangi mes galime suteikti iš tiesų labai gerą grafinę rezoliuciją, grafinius vaizdus galime sudaryti, kaip sakykime, štai šitie vaizdai, kurie yra patalpinti štai čia. Taigi noriu pasikartoti, kad visi šie vaizdai buvo atlikti ne jūsų kompiuterio pagalba, o tiesiog buvo iškelti į internetinę talpyklą, Autodesko suteikiamą vietą ir Autodesko pajėgomis mes atlikome tam tikrus renderinimo darbus. Taip pat norėčiau pakalbėti ir energetikams, sakykime, įdomia tema, tai yra Autodesko siūloma galimybė Green Building Studio, tai yra pastato energijos modeliavimo programėlė, būtent debesijoje. Ir, sakykime, galima atlikti skaičiavimus įvairiems pastato etapams, pastato projektavimo etapams. Kaip po dešinę jūs matote, tai yra koncepcinis pastato modelis, tai yra tiesiog iškelti tūriai, iš kurių tiesiog yra atliekami tolimesni skaičiavimai.
Taip pat mes galime ir turėti tikrąjį pastatą, kur mes žinome, kokios yra tikrosios atitvaros ir visą tai galime iškelti, visus skaičiavimus galime iškelti į debesijos programėlės, kaip ir minėjau, Green Building Studio. Taigi mes galime atsidaryti vieną iš šių projektų, tai aš atsidarysiu masinį projektą. Taigi šitoje vietoje Autodeskas mums iš karto pateikė tam tikrus variantus, kaip pavyzdžiui jisai pasukioja mūsų pastatą tam tikromis pasaulio kryptimis ir mes galime surasti optimaliausią variantą, kaip tas pastatas, sakykime, orientuotas, kaip jis mažiausiai suvartos energijos. Taip pat mes galime užeiti į kiekvieną iš šių variantų, kurie yra pateikti ir pasižiūrėti, kokie bus CO2 išmetimai per metus, kokie bus gyvavimo ciklo kaštai, taip pat galėsime pasižiūrėti atsinaujinančios energijos potencialą, taigi galime užeiti netgi į pasižiūrėti vandens suvartojimus, kokie galimi, sakykime, jisai išskaičiuoja iš žmonių skaičiaus, iš ploto vieneto žmonių skaičių ir tada iš žmonių skaičiaus suskaičiuoja, kiek bus, sakykime, bendras litražas per metus. Taip pat, kaip ir sakiau, atsinaujinanti energija, jisai pasako, kokiamis kryptimis ir kokiu pakrypimu pastatytos tam tikros atitvaros, jeigu mes jas padengtumėm tam tikromis fotovoltinėmis panelėmis, tai kiek mes, sakykime, sutaupytumėm energijos arba kiek mes iš to užsidirbtumėm pinigų per tam tikrą laiką. Taip pat galime ir apšvietimo analizę tiesiog apžvelgti ir galime patys susiprojektuoti savo tam tikras alternatyvas, kaip, sakykime, mes galime pasikeisti įrenginį, kuris aprūpins mūsų pastatą, šilumą ir taip toliau. Taip pat mes galime pasižiūrėti ir meteorologijos duomenys, kurie yra būtent iš to regiono, kuriame mūsų pastatas bus statomas. Tiek vėjo rožės, tiek temperatūras, tiek ir visa kita reikalinga informacija. Iš tiesų, tai labai patogi programėlė. Taigi yra iš tiesų labai daug skirtingų siūlomų produktų, kuriuos galime naudotis debesyse, kurie kartu eina ir su Autodesk Desktop Subscription, su programinės įrangos nuoma. Taigi galime naudotis, kaip jau ir sakiau, dokumentų talpykla, mes galime užkrovinėti dokumentus, mes galime naudotis ir kitomis siūlomomis paslaugomis. Taigi iš mano pusės tikriausiai tiek ir norėčiau paprašyti savo kolegės Inos prisijungti prie mūsų prezentacijos ir pašnekėti tiesiog apie investiciją. Sveiki dar kartą. Tikiuosi, Jokūbas viską paaiškino labai gerai ir supratote pagrindinį skirtumą. Iki šiol naudodavom ir daugiausia prekiaudavom, kaip Autodeskas jau sukūręs maintenance subscription. Tuo prenumerata jų įprastinė. Dabar nuoma vėl turi pavadinimą subscription, tai aš tiesiog akcentuoju, kad jų nesimaišytų. Nuoma vadinasi desktop subscription. Ir jos privalumai yra tame, bet ką parodė Jokūbas, kad jūs ne tik licenciją naudojate, bet nuomodamiesi licenciją gaunate tuos privalumus. Debesų visus privalumus, galite talpyklas naudoti, visas tas programėlės, vizualizavimą ir visą kitą. Tai va dar kartą akcentuoju, kad panašus privalumai kaip ir perkant licenciją kartu su prenumerata. Tai tarsi nuoma yra licencija su prenumerata. Vienintelis dalykas, ko galbūt trūksta arba ko neturi nuomos prenumerata, tai yra namų licencija. Tiesiog tik dėl to, kad tai yra vienos darbo vietos nuoma. Tuo pačiu irgi galbūt pakartoju, galbūt patys jau supratote, kad mažesnės pradinės investicijos jūs galite už pigiau padirbėti metus, paskui vėl matyti, ar jums reikia tos licencijos ar ne. Pritraukti daugiau projektuotojų nereikia, nepratęsite tos tiesiog nuomos. Ir dar kartą akcentuoju, mažiausias laikotarpis, kuriam galite išsinuomoti programinę įrangą, tai yra 3 mėnesiai, tai vadinamas ketvirtis, ir dar galite metams iš karto užsisakyti. Produktai, kuriems galima užsisakyti šią desktop subscription arba nuomą, tai yra
visi LT produktai, AutoCAD LT, įprastas ir dažniausiai ir užsakinėja vartotojai AutoCAD'ui, lengvajam AutoCAD'ui nuomą, Revit LT, Revit LT Suite ir taip pat komplektams galima irgi įsigyti nuomą. Populiariausias toks dabar galbūt yra Autodesk Building Design Suite Premium, kuriame yra Revitas, yra Maxas, yra Navisworks. Atskiriems tokiems Revitams nėra nuomos, kol kas galimybės nuomos nėra. Tai reiškia pagrindiniai dalykai, kad nuomojantis gaunate privalumus visus prenumeratos ir tie laikotarpiai, kiek jūs galite išsinuomoti. Pabandžiau tokią sudaryti lentelę pagal dabartinės egzistuojančias kainas, kaip jums atrodytų, kiek kainuotų perkant licenciją ir kiek jums kainuotų nuoma. Šitą lentelį pateikiau populiariausių produktų įkainius dabartinėmis kainomis, dar kartą pabrėžiu, kadangi jau prapinamės prie euro ir toks reikalavimas yra, tai pateikiau ir litais, ir eurais kainas. Matote pirmajame stulpelėje licencijos kainą, tik licencijos kainą, antrame ir trečiame matote nuomos kainas, tai yra 3 mėnesiams ir metams, ir paskutinėme stulpelėje matote maintenance subscription arba metinės prenumeratos kainą. Taip jau įprasta dabar ir nėra tokios būtinybės pirkti licenciją kartu su prenumerata, tačiau kaip jau įprasta įsigyjama, jinai yra dėl pačių prenumeratos privalumų. Todėl lyginant kainas reikėtų atsižvelgti į tai, kad vis tik pirksit ir licenciją ir turbūt naujinsite metinę prenumeratą kasmet. Populiariausi produktai todėl, kad AutoCAD'ui LT dažniausiai, kaip sakiau, yra užsisakoma nuoma. Kas liečia stipresnės komplektacijos arba rimtesnius produktus, tai yra BIM technologijos produktus, trimačio projektavimo produktus, kurie komplektuojami į komplektus vadinamus Suite. Ir pateikiau vieną iš populiariausių komplektų, Autodesk Building Design Suite Premium kainas. Matote, čia kainos tikrai kainų lygis yra kitas. Tuo pačiu atkreipiu jūsų dėmesį, kad jeigu vien tik licencija kainuoja, grubiai kalbant, 25 000 litų, tai nuoma metams yra 10 000. Tiesiog jums reikėtų atsižvelgti į tas kainas ir jūs pasirinktumėt, kas jums patogiau. Galbūt, kaip minėjo Jokūbas, gaunate kažkokį projektą labai rimtą, kuriame yra tikrai reikalavimas užsakovo, kas vis dažniau atsiranda, suprojektuoti BIM technologiją. Tai galbūt paranku tada metams išsinuomoti. Bet iš kitos pusės, prieš nuomojant tokius produktus, irgi reikėtų pasiruošti, paruošti savo komandą, gerai žinoti, kas atliks tokį projektą, investuoti į mokymus, jeigu specialistai dar nepasirengę tam projektavimui. Tai todėl, kalbant apie rimtesnės komplektacijos produktus, reikia apsvarstyti daugiau faktorių ir tikrai įsitikinti, kas geriau atsiperka. Tam tikslui paruošiu tokią lentelę. Šioje lentelėje palyginau vėlgi 2 produktus, AutoCAD LT ir komplektą Building Design Suite Premium. Geltonieji tie geltonosios eilutės parodo, kiek dar apsimoka nuomoti. Pateikiau kainas eurais, tik tai eurais, kad per daug nesimaišytų tų skaičių. Ir pirmam stulpelyje matome, kiek kainuotų licencija su prenumerata, jeigu ją naudotume 4 metus, 5, 6 ir taip toliau. Nes metam, tai jeigu tik apie 1 ar 2 metus kalbėčiau, tai tikrai apsimokėtų pati nuoma. Ir kada vis tik, kalbant apie AutoCAD LT, kada vis tik apsimoka jau turėti licenciją? Tada tikrai žinau, kad mano komanda arba tas konkretus darbuotojas dirbs ilgai, tiesiog ilgalaikis toks yra susitarimas, žinau, kad pastoviai įmonė dirba, kad stabiliai dirba, projektų nuolat yra. Tada tikrai apsimoka turėti pastovią licenciją ir tęsti prenumeratą. Trumpesniam laikotarpiui galbūt vis tik tai geriau nuomotis. Vėlgi kalbant tą patį, pasikartoju, čia mes kartojamės, bet norisi pabrėžti, nes terminai nauji, kad rimtesnės komplektacijos produktams keliems metams, apie kelis metus kalbant, vis tik tai iš karto geriau galvoti apie pastovios licencijos įsigijimą, apie numatymą visų darbų, specialistų apmokymą,
apie BIM šablonų sukūrimą, apie tai, kas jau tikrai pasikartotų visuose projektuose. Ir tada sakyčiau, kad apsimoka įsigyti pastovią licenciją su metinė prenumerata ir kasmet tęsti metinę prenumeratą. Vėlgi, kiekviena įmonė turi savo specifiką ir spręsti reiktų jums patiems. Na, jeigu kiltų jums klausimų, ką geriau apsimoka, jeigu abejotumės, mes turime sukurtus tam tikrus kalkuliatorius, galėtume patarti, galėtume dar kažką paaiškinti apie tų prenumeratų privalumus. O šiuo metu, baigiant savo trumputį webinarą, tikimės, kad mus supratote, klauskite, kas buvo neaišku. Dabar sulaukėme keletos klausimų ir norėtumėm juos atsakyti. Jeigu dar jums kyla klausimų, tai jūs galite tiesiog į GoToWebinar dialoginį langą į klausimų skiltį ir rašyti tam tikrus klausimus. Taigi, pirmas klausimas, ar galime debesyse atlikti multirenderius, reiškia kartu daryti tam kelis renderius vienu metu. Taip, jūs galite atlikti vienu metu begalės skirtingų renderių, tai reiškia, jūs neapkraunat savo programinės įrangos, jūs paspaudžiat vieną kartą, išsisiunčia informaciją, iš karto galite susirasti kitą vaizdą, iš kur jūs norite atlikti renderį ir taip pat, sakykime, spausti vėl, išsiųsti informaciją ir taip galima daryti begalę kartų. Taip pat antras klausimas, tai prenumerata liks, jei turime licenciją? Klausimas. Alvydai, jeigu galite, pakartokite, kaip nors klausimus formuluokite dėl prenumeratos likimo. Ar liks prenumerata, tai ne visai suprantam klausimą, gal geriau tada paskambintumėt, nes jeigu turite licenciją ir jos prenumerata, tai įprastinė prenumerata jau nutrūkus, tai nutrūkus. Tiesiog reikėtų arba programą naujinti, kol dar galima, nes šiemet dar galima daryti upgrade'us, taip vadinamus. Tuo pačiu anonsuoju, primenu mūsų vartotojams, kad nuo kitų metų Autodeskas naikina tuos upgrade'us ir reikėtų šiemet pagalvoti. O jeigu kalbant apie nuomą, apie desktop subscription, tai jos yra laikotarpis yra ribotas. Ne, čia taip pat klausimas, iš karto atsakau, parašytas klausimas yra, anksčiau sakėte, kad nebebus prenumeratos, bus tik nuoma. Bus ir licencijos, bus ir prenumerata įprasta ir bus ir nuoma, pas jūsų vartotojų pasirinkimai. Taip pat turim klausimą, kuris skamba, ar galite atlikti Autodesk robot skaičiavimus debesyse. Tai norėčiau pasakyti, kad robotas skaičiavimus atlieka tik tai pačioje programoje, nes ten yra iš tikrųjų didžiagabaričiai skaičiavimai, kurie yra atliekami tik tai programinėje įrangoje. Kitas klausimas, ar yra galimybė cloud'e, debesyse, atlikti renderinimą turint metinę prenumeratą? Taip galima. Čia tie renderinimai, kuriuos atliko debesyse, Jokūbas, man atrodo, buvo surėdę galimybės atlikti, o jūsų atveju bus su Maxo galimybėmis atlikti. Kol kas daugiau netina naujų klausimų. Dar vieną dalyką, kurį norėčiau taip pat akcentuoti, gal nepasakėm, kad nuomos atveju visada turite sekti tą laikotarpį, bus ir priminimas, kada baigsis. Nes jeigu nutrūksta desktop subscription arba nuomos prenumerata, jinai ir pasibaigia, jeigu tą dieną nepratęsė. Tiesiog nebegalit naudoti. Programos veikimas sustoja ir jums svarbu yra laiku pratęsti. Jeigu nutrūksta ir jums dar reikia naudotis, tai nieko baisaus, tiesiog perkate iš naujo. Galbūt palaukėt savaitę, nes naudojat vėlgi. Tai yra paranku. Toliau klausimas, būtent 3ds Max programai. Taip, būtent 3ds Max programai. Renderis atliekamas. Taip, suprantu. Toks klausimas. Na tai norim padėkoti Jums už šį webinarą, kad Jūs apsilankėte jame. Ir jeigu Jūs turėsite daugiau klausimų, tai prašome kreiptis į mus. Tai yra ina@agacad.lt ir jokubas@agacad.lt.
Taigi Ina yra atsakinga už finansinius bei pardavimų reikalus, o aš, Jokūbas, esu atsakingas už techninį palaikymą. Taigi, jeigu kils techniniai klausimai, tai kreipkitės į mane. Jeigu kitokie klausimai, prašom kreiptis į Iną. Arba tiesiog bendruoju telefonu jūs galite susisiekti su mumis. Ačiū už dėmesį. Ačiū už dėmesį, viso geriausio.